Kokias pertvarų konstrukcijas rekomenduojate, norint gauti geriausią rezultatą? Iš tikrųjų, tų konstrukcijų yra pakankamai įvairių ir priklauso nuo to, ko mes siekime. Bet kaip jau kalbėjom, kad yra labai svarbu keli dalykai. Taip, kad nebūtų, sakykime, standaus kontakto, kad būtų išvengtas standus kontaktas. Tai reiškia pačios efektyviausios pertvaros, kurios tai yra tada, kada yra naudojamas dvigubas karkasas. Tai yra vienas profilis, yra paliekamas tarpas, galbūt yra, reiškia, taikomas vienas sujungimas dėl mechaninių dalykų, yra antras profilis. Ir tada yra aptaisoma 2 arba 3 gipsais 12,5 mm, dar geriau naudoti tos pasunkintus gipsus. Tai tokios pertvaros priklausomai nuo profilio pločio galima pasiekti rezultatą iki 60 decibelų. Tai jeigu reikalinga gera garso izoliacija, visada rekomenduojame naudoti gipso kartono pertvaras su 2 atskirtais karkasais. Tai čia maksimaliai 60 decibelų. Natūrinė vertė šiuo atveju, taip, jeigu mes kalbame apie standartinės konstrukcijas. Be abejo, yra konstrukcijų, kurios izoliuoja ir iki laboratorijoje išmatuota vertė, 80 decibelų yra 75 decibelų, tai yra specialios pertvaros, ten yra taikomi specialūs sprendimai, tai kaip taisyklė tokios pertvaros yra naudojamos ten, kur reikalinga ypatingai gera garso izoliacija, tai pavyzdžiui kinoteatrų sienos arba didelių auditorijų, reiškia sienos, tai ten yra tas, bet ten yra taikomi pakankamai tokie specialūs sprendimai, savaime suprantama naudojami ir kito tipo, gali būti naudojami kito tipo profiliai, jungiamosios detalės, gipso kartono plokštės, gali būti įsprendžiamas su kasetėmis ir panašus dalykai. Gerai, imkim patį paprasčiausią variantą, yra 5 cm UV profilis ir vienas gipsas ir viduje yra vata. Kiek plius minus decibelų gali tokia pertvara? Šitokią pertvarą mes rekomenduojame ne garso izoliacijai, o tik tai erdvės suskirstimui. Jo garso izoliacinės savybės mintinai net neprisimenu, ar yra tokia pertvara garso izoliacijai skirta mūsų brošiūrai, dėl to, kad aš kaip sakau, tokia pertvara iš esmės yra ne garso izoliacija, yra iš esmės erdvės suskaidimui. Supratau, gerai, o jeigu dabar yra 100 mm plotis jau ir tada 2 gipsai. Tipinė tokios pertvaros natūrinė vertė yra apie 48-50 decibelų. Tipinė, jeigu tai yra teisingai įrengta. Tai maždaug tai yra pakankamai padori jau pertvara, sakykime, kažkokie tai visuomeniniam pastatams, tai jau gali būti, jau išpildys ir atitinkamus reikalavimus priklausomai nuo pastato paskirties. O jeigu noriu kaimynų negirdėti iš vis, kaip ir sakėt, neįmanoma taip daryti, bet maksimaliai gerai padarytai turbūt reikia dėti, kaip sakė, 2 profilius vieną šalia kitų, taip? Tai tada yra naudojama dvigubo atskirto karkaso pertvaros ir reiškia tą, ką anksčiau kolega minėjo, reiškia efektyvi sistema yra atskirtas karkasas su vidurinė plokštė. Tai šiaip, jeigu žiūrėsime fizikos požiūriu, tas skirstimas jis nėra labai geras, bet jis atlieka labai kitą svarbią funkciją. Jisai, reiškia, dažnai klausimas būna, kokią įtaką turi kištukiniai lizdai, reiškia, įvairių susilpninimų. Tai be abejo turi įtaką. Tai ir gali turėti nemenką įtaką. Ir tam, kad įspręsti šitą, sakykime, kad neįtų per mūsų elektros instaliacijos, reiškia, prietaisus ten, reiškia, ypatingai, jeigu tai nėra perstumta, tai būtent tada yra naudojama speciali pertvara su vidinė plokštė. Tai tipinė pertvara yra viešbučių sprendimams ir taip pat gali būti konferencijų kambariams, pasitarimų kambariams ir panašiems dalykams. Aš gal irgi norėčiau įsiterpti. Jeigu kalbam apie pertvaras ir kad kaimynai negirdėtų, gal čia ne visai tada turėtume kalbėti apie tą tarbutinę pertvarą. Nes tarbutinė pertvara dažniausiai būna kažkoks mūras, ir jau yra padarytas. Apie gipsinės tarbutinės pertvaras, tai čia daugiau mes kalbam apie tokios pastatus, kur nėra tokių keliamų reikalavimų, tokie kaip loftai. Tai loftuose tikrai populiaru tos gipsinės tarbutinės pertvaros, kur yra 5 gipsai, kaip Raimundas minėjo, kad 2 gipsai, profilis, 1 gipsas per vidurį, vėl profilis 2 gipsai, tam, kad vidurinis gipsas eliminuotų garso nutekėjimą per rozetes. Bet šiaip standartinėse namuose dažniausiai ta tarbutinė pertvara būna arba mūro, arba blokelių kažkokiu. Tai kad negirdėt kaimyno, dažniausiai kalba eina apie
esamos jau konstrukcijos pagerinimą. Tai kaip ir minėjau, prie esamos sienos tada statomas kažkoks montuojamas aptaisas. Tai vat, kaip ir minėjot, vat, tvirtinimas per tokią detalę ir su lubiniu profiliu. Tai galima ten tą siauresnę padaryti, tą plonesnį tą aptaisymą, bet yra papildomas kiekvienas tas kontaktas irgi nėra gerai. Tai geriau statyti atskirą profilius, kuris nesiliestų su esama siena. Kaip čia UV profilis, statom prie esamos sienos su UV profilį, tada CV profilius. Tarpą paliekam nuo sienos kažkiek? Ten tas minimalus tarpas tam, kad nesiliestų, kad nebūtų kontakto. Po to dedam profilius, užpildom vata. Aišku, jeigu yra ten kažkokios rozetės, tai geriau padaryti dėžutes iš gipso, kad tas per rozetės dar irgi nesusilpninti. Ir tada aptaisyti kuo sunkesniom tom medžiagom. Kaip pavyzdį turiu irgi pas mane bute buvo problema, kad aš kaimynus tikrai girdėjau. Kaip atsikraušiau tikrai, kaip nusipirkom butą, ėjau į patalpą ir išgirdau kaimynus, sakiau, bus blogai. Tikrai kalbant. Kai padarėm būtent ant atskiro penketuko, čia irgi jau profilio tas, kaip sakyti, plotis neturi tokios įtakos, todėl kad tu gali jį atitraukti nuo sienos paprasčiausiai. Svarbu, kad jeigu ne aukštos pertvaros, kad užtektų tos statikos, kad nelinguotų tą sieną. Tai irgi sudėjom vatą, sudėjom būtent tos akų gipsus ir tikrai negirdžiu kaimynų visiškai. Tik tai žingsnius girdžiu. Tai kaip ir kalbėjom, su smūginio garso izoliacija nieko nepavyko pasiekti, bet su to oro sklindančių garso televizoriaus absoliučiai nieko negirdžiu. Tai tikrai buvo didelis efektas. Tai irgi rekomenduočiau, jeigu kažkam yra pas žmonės tokia bėda, tai aišku, gali būti dar ir kitų dalykų, ne tik rozetės. Ten būna, kad ir tuštuminė perdanga, jeigu ten ta kryptim, kad iš būto į būtą, tai būtent per tas skylės garsas. Per viršų. Galai turėtų būti monolitinami. Bet tokių dalykų čia aš kalbu apie senos statybos. Bet tokių dalykų yra buvę, kad, sakykime, laidai per tą pačią skylę yra ir šviestuvai, tas skiauriai vieni kitus. Tikrai tokių dalykų yra buvę.